Jei tau kaip ir man būdavo namų darbų tiek, mokytis buvo nesveikai visko daug, tai aš tau turiu geriausią patarimą, nes 11-12 klasėje turėjau maždaug 9,5 bendrą vidurkį ir tikrai nebuvo man labai lengva mokytis, nes ir dirbau po pamokų, ir varydavau sportuot, ir buvau šiaip užsiėmusi savo visokiais projektais. Tai žodžiu, pasakysiu 3 patarimus, kurie tau tikrai gali padėti, jeigu esi labai užsiėmęs, bet nori gerai mokytis. Pirmas patarimas, jeigu mokytojas įkelia medžiagą, ją peržvelk jau prieš pamoką, kad galėtum realiai klausyti, o ne nusirašinėti kuo greičiau pamokos metu, nes tai tikrai suteikia nulį naudos tas persirašinėjimas. Antrasis patarimas yra toks, kad geriau mokytis efektyviai, negu kalti informaciją sausai. Tai aš kaip seniau darydavau, kad flashcardus, tokius kaip ir lapelius pasirašydavau ant papiriuko ir su draugiam bandydavom atsakinėti, kad tiesiog pasiruošti taip geriau tai pamokai ar kontroliniui, bet dabar rekomenduoju Astra AI programėlę, kur ta programėlė gali susikurti flashcardus ir tai jums tikrai padės su jūsų rezultatais, jeigu darysit juos dažnai. Ir pagaliau trečiasis mano patarimas prieš kontrolinį darbą pasidaryk būtent temų santraukas, nes taip yra lengviau mokytis ir smegenys informaciją pasisavina lengviau, kai yra paskirstyta pagal temas. Ir vėlgi rekomenduosiu Astra AI, kadangi tiesiog labai lengva tą konspektą yra susikurti. Na ką, ir viskas, mano patarimai baigėsi, bet jeigu nori antros dalies, komentuok būtent apie kokį mokomąjį dalyką nori, kad padaryčiau video ir būtinai padarysiu. Susimatom kitam video. Bye!